Sveiki draugai. Norisi pasidalinti rudens akimirkomis. Randuosi dabar Vilniuje, taip gavosi, ir parke, netoli Gedimino pilies, čia grinai keli šimtai metrų. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad atėjo ruduo, tikras ruduo, jau tikrai be klausimų, jau teko ir striukę šiltą apsirengti. Ir tokia šiandien mintis buvo, viena moteris pasidalino Facebook'e, kad gyventi reikia taip, kaip kad gyventum paskutinę dieną. Čia viena mintis. Ir antra mintis, mokintis reikia tiek, kaip kad gyventum amžinai. Paprastai ir aišku. Tai linkiu su ta mintim, su ta idėja, su ta tokia gilia filosofinė išreikšta mintim, mokintis gyventi. Tai visiems geros kloties gyvenime, kad jums klostytųsi gyvenime dalykai ir kad jūs būtumėte tiesiog visi laimingi. Čia pagrindinė užduotis, aš manau, būti laimingi.